Sveiki visi, šiandien mes žaisim The Forest. Taigi, kaip matome, einam čia, pasiėm virvę ir kaip supratot, kad kiekvieną kartą, kai išsaugai žaidimą ir iš naujo įsijungi, visi daiktai atsirespawnina atgal į savo vietas. Taigi, plaukiam prie pagrindinės mūsų statybvietės. Tikiuosi nesutiks kažkur čia kanibalą, neužpuls. Reiks pagaliukų mums. Tai kol einam prisirenkam. Pasiėmame savo valtykę. Praeitam epizode, kai matėte, pasistatėm valtį ir pasidarėm blueprintus savo namuką. Aš manau, per šitą epizodą gal nepastatysi visą namą be tą platformos, bet kitam epizode turėsiu baigti visą tą platformą pastatysi. Taigi dabar reikia įsidėti log holderius. Ir žiūrim. Tikiuosi ant to laužo dega išeis pastatyti. Opa. Padidinam. Ir dar daugiau pagaliukų reikia prisirinkti. Čia kažkur nuo praeitom epizodė mačiau. Buvo medis tų pagaliukų, bet dar nematau. Tai prisirinkam. Ir trūksta dar. Ai, vakar tas medis pagaliuko. Galima dar pastatyti šitą. Dabar tada dar vieną reikia pastatyti šitokį. Ir tikiuosi leis ant paužą pastatyti, nes jau neleisti bus nervuots biškį. Dabar dar reikia dar daugiau pagaliuko. Reikia prisirinkti daug. O tas daug tai maksimums, o tas maksimums yra 10 kol kas. Gal kitose serijose suskraftinsiu ir patį
Ir storage didesnė, kad pagaliukams turėtų. Ir dar visai daug trūksta. Nu, ne, bet ne tiek daug, tai 9, bet tada daug. Ir paskutinis. Ir da. Gerai, einam iki savo valtikės, įsidėtos pagaliukus ir galėsim pradėti medžius kirsti. Paparkuojam, kad geriau būtų. Gerai, ir mūsų pirmasis medis. Jeigu ką šitaip atsitūpus, kai einu va taip kapoti, greičiau gali kirsti medį. Tokį būgą atradau, bet kartais jis nelabai suveik, bet kad tos staminos kaip nieka nėra daug, nervuoji. Tas stamina greit. Nesektų stamina taip greit būtų visai gerai, bet dabar, kai tas stamina taip greit įsengti, blogai. Ir nuo šitą medžią turim iš viso 4 logzus. Aišku, nepamiršk kelmą išgriauti, kad netrūktų šitoje vietoje, kad prasivalytumėm mišką. Ir kiek supratot, nes čia bus režimas ant easy. Tai nes aš toks žiaurus profas ant šitą žaidimą, bet daugumą žinau, kur kas randas, tai esu pasižiūrėjęs kitų youtuberių, tai žinau, kur kas randas. Tai kitam epizode galbūt eisim arba kitam, arba dar kitam eisim katanos. Ir būtų visai gerai nueiti į moderniaksą keivą. Bet tas vis dar nėra visiškai privalums, bet tai reiktų nueiti. Tai Briverį žinau, kad čia net ne visai toli yra keivas. Tai kaip reiks pasiimti iš šito epizodo bus tiek, kad kol žaidimą baigsim, pereisim kitaip visą istoriją. Tai šitie galiu pasakyti, ką tikėtumėtės sulaukti iš mano vaizdo įrašo. Aišku, reikia apsidaryti, nėra iš toli atbėgančių kanibalų, bet jeigu užmuštų, tai tektų eiti į moderniaksą keivą, jeigu užmuštų. Į pat moderniaksą, bet reikia laukti, kol užmušų. A pats ten užsimušint šokant, tā kažkas bus. Šiaip, kiek galiu pasakyti, kad iš seniau žaisdams, tai
Su katana 2 Virginijas nudėjau tą pačią dieną. Su katana. O kaip lengviausia nudėti aplink ją bėgioti ir pjaustyti ją į viskas, į lengviausia taip. Aišku, jau tie vadinami worm bossai, tai oi, ten tik nieko gero nelaukti. Aišku, jeigu šitam pusė gyvensite ant vandens, tai jeigu bėgs, tai nusiskandins. A kanibalai, mutantai, tai nedaspės atbėgti, greičiau nusiskandins. Tikiuosi nekris ant mano valtis, bet neturėtų. Sudairom, ar nieko nėra. Saugu. Pasikraunam savo valtikę su medžiu. Plaukiam prie mūsų konstrukcijos. Tas maišas biškį. Taip, kažin iš kokios pusės reikia statyti. Apiplaukiam. Gal leis šitoj pusėj, tikėkimės. Nes kiek supratau, to neleidžia. Tu kampė neleidžia. Čia leidžia, opa. Gerai, ir statom. Ir mums iš viso reiks dar logzo. Tuoj pasakysiu. Tai iš mums dar reikia 57 logzų, tad trūksta. Tai va, įsikepam maistą biškį. Kol plauksim iki medžių. Tikiuosi iškepsim mėsytę. Bet šitai fizikos tai geras. Priplaukiam prie krašto. O driežas vandenį reikia. Va. Driežas, tiesiog vandenį reikia. Šneka nekalba. Valkom. Pasidedam lozai ir toliau tada kapoj. Iš kelmas numaitint reikės. Pasiemam plineksą. Kapujam. Čia likusi 5 medžiai, neskaičiau, 5 medžius užtenka nukirs, kad užlaudintum vieną valtikę. Apie 30 logzų. Nu, neblogai. Apsidairom ir atsiminti reikia, ar nieks nepuol mūsų. Ir sudedam. Aišku, kelmą nepamiršti sunaikinti, nes jeigu tau norim čia, kad būtų švaru kovoti, pavyzdžiui, su monstrais, kanibalais, būtų lengviau jas užspotinti.
Tai va. Kirtam. O jup, taravai. Ne į tą pusę. Nelūžk. Opa. Čia lak. Nika nesugriuva. Valtis. Nesitikėjau tokią bairę. Ir kelmą sunaikinom, nes kaip sakiau, kad gali ataukti. Plaukiam pasimtą lauksą. Ai, čia įdaug. Ai. Ir prie to pačio radom. Subildinsim tos paslaugsus, kad jeigu dabar pradėjom plaukti, tai jau plaukiam. Tos lauksus sudėti. Gerai. Ir beliko mums laukzų kem 8. Plaukiam vėl į savo pagrindinę salą, vadinu tipą salą. Kaip minėjau, kad kitam epizode mes baigsim čia statyti visą šitą, gal ne visą, bet platforma jau bus kitam epizode pastatyta ir tikėkitės video arba rytoj arba poryt kitos dalies šito žaidimo, tai tiek. Tai kokį aš galiu tą pasakyti, kad šito žaidimo garsų negirdėsiu, nes aš dar nesu visiškai sutvarkęs savo filmavimo programos, tai galit negirdėti dar kelis video, bet pabiškai tvarkau, tai greitų metų išvysit ir pačio žaidimo garsas, tai tiek šito dalyko. Aišku, pasubinkit, kitaip pasubscribinkit ir palaikinkit. Man tas stamina taip užknys, taip greit krenta stamina. Kiek supratot, epizodas bus tokia pat ilguma, tiek kaip ir žaidimo dieną, tai gali bus ilgesnių, bet tiek. Dar kitam epizode varysiu, arba dar kitam katanos keivą pasiimti. Būtų visai gerai pravers prieš kanibalus kovoti. Ypač kai vėliau pradės pulti, tai reikės. Dabar kažkaip keista, dar ne vieną kanibalą nesutikau per šią dieną. Jau po biškį vakariai, tamsiau daros. Na tai, kągi. Dar iki pačią vakarą galim čia pabūti, daugiau varysim iki jachtos, išmiegoti ir videos laukti kitą arba dar kitą dieną, kitaip rytoj arba poryt. Baigiam nukirstą medį, krenta. Pasiemam lobzus, susidedam. Bet
Kaip greit bėg čia tas laiks tarp šito žaidimo, aš to niekam nesuprantu. Taip greit. Minecraft'e kiek žinau, kad tik 20 minučių dieną vyks čia biški. Argi gali tiek pat? Sakyčiau, biški per mažai. Dienos laikui. Tiek valandų. Tu bent vienai dienai, bent kokį 30 minučių, 10 minučių ilgiau, kad būtų duotų. Būtų visai neblogai. Aišku, jums būtų ilgesni epizodai. Gal ateičiai planuotumėm Sons of the Forest, nes dabar pereinam šitą žaidimą ir po to galėsim jau varyti į Sons of the Forestą. Esu jau biškį ten prasižaidęs, aišku. Iki lygtais 11 dienos ar 12. Jis visai neblogai namą pasistatęs tenais, prasieksperimentavęs. Žiūrėsim, kaip gausis, aišku. Žiūrim. Pasiparkuojam geriau, kad būtų. Ir mums liks lodzų iki šito statinio pabaigimo. Paskutinius logzus įdėt reikės. Ir kur čia dinga? Matai. Pasitaisyt reikia. Ar prisidėjo į kitą spotą? Negali būti, kad prisidėti. Turėtų būti toj pačiai vietai, jau kaip tamsta. Taip, negerai. A man ten pasivaidena, kad kanibalai prabėgo. Gal tik pasivaidena. Tai toj pačiai vietai pasirodo buvo, jei mums logų trūksta 31 logzo, kad pabaigtumėm konstrukciją. Tai kągi, dienos baigėsi, kelias minutės ir bus naktis, taklina naktis. Įsikuriam prie tą pačią lauželį, įsikepsim mėsytės prieš miegą. Palaukam, kol mėsą iškeps iki galo ir galėsim bėgti iki jachtos. Iškepęs, suvalgom ir bėgam link jachtos, bet tik kaip greičiai, tamsiai. Tu iš viso paliks aklinų tamsą. Ir nebėra aklinų tamsą. Bet tik kaip tamsu, tai aptarai. Laukiam jachtos, tai kągi šiam video bus tiek. Dar iki jachtos pabaigiam nuplaukti. Čia, kiek suprantu, reikia artefaktą yra tokie. Ir reikia raktą, kortelės, kaip tai vadinamos.